Sveiki visi, šiandien pradam video su šėlstančia XRP armija ir tam yra priežastis. Todėl, kad rugpjūčio 7 dieną oficialiai baigėsi beveik 5 metus trukusi teisinė kova tarp Ripple ir JAV SEC. Abi pusės pateikė bendrą prašymą nutraukti apeliacijas. Ir tai uždaro ilgą bei brangų ginčą, prasidėjusi dar 2020 metų pabaigoje. Pagal galiojantį sprendimą, kurį dar 2023 metais priėmė teisėja Analiza Torres, XRP pardavimai per viešasias biržas nėra laikomi vertybiniais popieriais. Tačiau instituciniai pardavimai pažeidė įstatymus. Ripple turės sumokėti $125 milijonus baudą, iš kurių 75 milijonai bus paimti iš XRP escrow. Taip pat jai skirta nuolatinė nuobauda. Ateityje nebegalima pardavinėti XRP instituciniams investuotojams Jungtinėse Amerikos valstijose. Rinkos reakcija buvo greita. XRP kaina pašoko virš $3,3. O ateities sandorių apyvarta išaugo daugiau nei 200%. Kai kurie analitikai tikisi, kad augimas tęsis. Bet tai dar ne viskas iš Ripple stovyklos. Įmonė paskelbė įsigyjanti Rail, stablecoin pagrindu veikiančią tarptautinių mokėjimų platformą už $200 milijonų. Rail turi pinigų pervedimo licenzijas beveik visose JAV valstijose. Todėl šis sandoris leis sujungti jų technologiją su Ripple tinklu ir pasiūlyti vieną iš išsamiausių stablecoin mokėjimų sprendimų rinkoje. Tuo pat metu kilo ir nemažai pasipriešinimo. Net 42 stambus JAV bankai, tarp kurių yra JP Morgan, Citi ir Bank of America, pasisakė prieš Ripple paraišką gauti nacionalinę Trust banko licenciją. Jie teigia, kad svarstymo laikas vos 2,5 savaitės buvo per trumpas, kyla reguliacinės rizikos, o pats Ripple modelis, orientuotas į stablecoin RLUSD emisiją ir skaitmeninių turtų saugojimą, netitinka tradicinių Trust bankų veiklos. Kritikai įtaria, kad tikroji priežastis tai yra baimė, jog XRP pagrindų veikianti mokėjimų sistema galėtų sutrikdyti senąją SWIFT infrastruktūrą, pasiūlydama greitesnius ir pigesnius tarptautinius pervedimus. O dabar keliamės į Braziliją, kur Vert, viena iš pirmaujančių vertybinių popierių ir fondų valdymo bendrovių, paleido blockchain pagrindu veikiančią platformą privačių kreditų operacijoms valdyti. Ant XRP ledgerio ši sistema skirta realaus pasaulio turtų tokenizavimui ir siekia padaryti šalies kapitalo rinkas efektyvesnės bei skaidresnės. Dar viena žinia yra iš Japonijos. $214 milijardų vertės finansų grupė SBI Holdings pateikė paraišką paleisti Bitcoin ir XRP ETF fondus. Tai leistų Japonijos investuotojams paprastai įsigyti Bitcoin ir XRP be tiesioginio pirkimo. O čia galim pažiūrėti trumpą klipą, kur Tukrum generalinis direktorius kalba apie jų neseniai paleistą svertinį XRP ETF. There's a lot going on in cryptocurrencies. Joining me now is Sal Gilberti, the president and CEO of Tukrium Trading. This is an interesting development. You're one of the firms out there that runs a slate of ETFs, but one of them is a levered fund tied to the value of a big cryptocurrency, and that's XRP. Just what can you tell us about how much investor interest there is in XRP and, of course, a levered instrument to it? Well, thank you, Don. There's enormous interest in XRP. They call it the XRP Army, and I realize they call it that for a reason. We launched this fund. It'll be 16 weeks tomorrow, and the money that's come in is quite extraordinary. Hundreds of millions of dollars have come in. It is our most successful fund. We're 16 years old today when I incorporated the company, coincidentally, and we've never seen a response like that. Toliau XDC naujienos. Liepos 22 dieną XDC tinklas paskelbė partnerystę su CloudTech Group, siekiant padėti Australijos eksportuotojams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms,
kurios dažnai sunkiai gauna finansavimą iš tradicinių bankų. Ši partnerystė sujungia XDC blokų grandinės infrastruktūrą ir CloudTech patirtį reguliacinėje atitikties bei saugojimo srityje. Pradinėme etape bus įdiegta institucinio lygio saugykla Australijos dolerio, euro ir Amerikos dolerio stabilioms monetoms, o vėliau numatomas dokumentų skaitmeninimas ir realaus laiko atsiskaitimai. Tai ypač laiku, nes Australija juda link Web3 skaitmeninės ekonomikos. Brazilijos Vert Capital kompanija, kurią mes jau šiandien minėjom, paskelbė planus tokenizuoti iki $1 milijardo vertės realių pasaulio turtų per artimiausias 30 mėnesių, naudojant XDC tinklą. Šis projektas siekia paversti tradicinius turtus globaliai likvidžiais skaitmeniniais instrumentais, pasinaudojant greitais atsiskaitimais ir atitikimu ISO 20022 standartui. Kita XDC naujiena. Kartu su Archax, Versproof, Spitfire Group ir Daizun užbaigtas tokenizuotas komercinio nekilnojamo turto finansavimo sandoris, kuris parodė, kaip blockchain gali padidinti nekilnojamo turto rinkos efektyvumą ir likvidumą, o XDC bendraįkūrėjas Ritesh Kakad net patvirtino, kad jie planuoja pateikti paraišką ETF fondui. Well, amazing testimony to the approach of XDC and certainly the company that you're keeping, so no wonder you're having such fine success. Ritesh, again, without giving away any secret sauce, can you share with us a bit about what's next? What's the roadmap looking like? First of all, we are sitting on a very interesting time, and we are also excited about tech side. We did XDC 2.0 and it's become very stable. It's a very secure network now. Just recently we launched ETP for XDC in European region with Euronext 21 share is our issuers for ETP. And now the best part is we are going to apply for ETF for XDC. Oh wow, I hear that. I don't know if you're hearing it first, but hearing it early, that's exciting. Yeah, it's a very exclusive one that we are going to launch ETF. So we are applying with SEC within a couple of weeks. Wow, congrats. Dar viena naujiena pabrėžianti, kad šiame kanale mes nekalbam apie shitcoinus. Quant, Hedera ir XDC tinklas atrinkti į SWIFT SIBOS 2025 metų Discover sekciją. Tai vienas svarbiausių globalių finansinių renginių ir tokia atranka suteikia šioms ekosistemoms daugiau matomumo bei ryšių su didžiausiais rinkos žaidėjais. O dabar pereinam prie reguliacijų. Liepos 29 dieną JAV SEC patvirtino in-kind modelį Spot Bitcoin ir Ethereum ETF-ams. Dabar ETF akcijas galima tiesiogiai keisti į pačias kriptovaliutas, kaip aukso ar naftos ETF-uose. Tai mažina kaštus, gerina mokesčio efektyvumą ir didina likvidumą. Taip pat rugpjūčio 4 dieną SEC paskelbė, kad liquid staking veikla ir tokenai nėra vertybiniai popieriai, suteikdama aiškumą DeFi rinkai, o rugpjūčio 7 dieną prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą, leidžiantį 401k pensijų planuose turėti kriptovaliutų, privačių akcijų ir nekilnojamo turto, atveriant milžinišką $12,5 trilijono rinką. PayPal paleidžia Payvit Crypto, leisiančią JAV prekybininkams priimti daugiau nei 100 kriptovaliutų su momentinė konversija į PYUSD stablecoiną arba fiat pinigus. Vietnamas startavo su NDA Chain, nacionalinė blockchain platforma skaitmeniniams ID ir vyriausybės įrašams. Japonija pradėjo skaitmeninio ieno testavimą, išlaikydama privatumą ir bankų vaidmenis. Toliau, WeChain sudarė partnerystę su Franklin Templeton, kad integruotų Benji platformą į tokenizuotus įmonių mokėjimus. O čia Ripple partneris BNY ir Goldman Sachs paleidžia tokenizuotus pinigų rinkos fondus, siekdami didesnio efektyvumo. O dabar keliamės į Arabų Emiratus. Rakbank tapo pirmoji UAE banku, leidžiančių gyventojams prekiauti Bitcoinu, Ethereum, Solana ir XRP už vietinę valiutą.
O Binance Europoje suteikia galimybę beveik akimirksniu išsiimti konvertuotą kripto tiesiai į Mastercard. Na, štai ir viskas šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą. Ir jei patiko šis video, dalinkitės juos su draugais. Paspauskite nykštį ir iki pasimatymo kitą kartą.